tai va, čia miksuojam, va tai va, šitas dedam. Žodžiu, va tai va, paskui taip, tada taip, tada taip, taip. Nu, tai pamiksuojam biškį. Miksas fainai atrodo man labai bent jau. Nu jo. Tai ką aš dabar turėjau kristi. Dedam čia šitą, 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 čia šitą. Taip, 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 taip. Nu čia ant galo nebesigaus toks miksant. Na, tai va man galas. Nu tai žodžiu pabaigiam. Paimam dar šitą granitą. Nešlifuotą biškį po dangam, va tai va. Gerai, bėgam pamiegoti. Gerai, pamiegam. O kaip tiltas, toks kaip tiltas. Nu tai va, žodžiu, paimam dirtą. Jo, nu paskui, žodžiu, už kadro eisiu pasikasinėti, dar šitų pasikasiu, visokių anzerito, bambarito visokių. O dirtą, manau, pakeisiu. Aš irgi už kadrą dirtą, manau, pakeisiu. Va tokius va gražius blokus. Nu tai va, matau, čia yra avių. Tai tu viena bus. Aš neįsivaizduoju, avis yra. Ir tai ką, avis dvi daro vieną vaiką. Dvi avis vieną vaiką. Geras. Kaip jas abi čia taip išeina jom abiem vieną vaiką pagaminti dviem avim. Šiaip negirdėjau, kad avis vaikus gaminam, bet dvi avis, kad jos taip susideda ir taip pasiseka. O. Uždedam ir dabar jūs gausit sieksų. O. Darykitės. Jūs irgi tu ir tu. O koks aviukas fainas, mažiukas. Karviukas. Dabar reikia kiauliuko, viščiuko. Nu tai, žodžiu, padarėm tiltą. Nepadarėm dar šiaip, galim sakyt. Nu tai, žodžiu, dabar reikia padaryti į stogą. Aš manau, darysiu iš slebo. O tai va stogą, miksintą biškį. Na, nemiksint. Nežinau, kodėl man tas žodis pastrigo dabar. Tai va padarom, va tai va. Ir nepakako man šitųgi pasiemam. Vilnas man dabar nereiks. Pasigaminam slebo. Visą tą. Pasigaminam slebo. Manau, turėtų neužtekti. Jeigu norite, aš galiu filmuoti dar CSGO. Galiu CSvinčiai filmuoti. Nu, tokius žaidimus galiu GTA San Andreas'ą, galiu Sampą filmuoti, kaip žaidžiau su draugu, pavyzdžiui, kokį nors. Nu, bet Sampą jau mano draugai nebežaidžia. Daugelis draugų nebežaidžia. Na, bet gal aš vienas galėsiu Sampą tada šiaip taip padriftint, paprikolą, taip pafilmuot. Arba MC serverę galėsiu kokius minigėjimus pafilmuot. Nu, nežinau, arba survival MC, per servus. Galėsiu serverų. Parašykite kom, ar man reiktų to serverų IP duoti kokią nors, kurios aš lašiu. Nežinau, ar jums tai įdomu, bet... Pasidėm, nu, jeigu, pavyzdžiui, patiks tas serveris, aš galiu parašyti jums į komentarus, arba tiesiog paprastai parašyti. IP numest galės, nu, tai, žodžiu, statom savo stogą, toks nebus jisai mišrus, kaip mūsų tiltas. Nu, tai va, padarom stogą. Nu, kaip nėra, va, tokie va dalykai. Gerai, va, padarom stogą savo.
O, langus irgi manau padarysiu. Tai vat. Tokie bus starter house langai. Tokie bus specialiai miksinti. Tokie, tai tokie. Torčių padėliosim paskui, kur dabar, tai matau, neturim. Ir aš manau keliauju nukirsiu šitus medžius, kurie man uždengia saulės šviesą. Ir todėl man jie nepatinka labai. Su medžiais reikia draugauti, ne juos kirsti, bet aš nedraugauju su medžiais. Nes man jie uždengia saulę. Nu tai žodžiu, čia tas medis įsigimėlis. Matot, kiek jis šakų turi. Čia pilna medžių. Čia, ta prasme, yra, aš pridėjau tiesiog ceplingus random vietas. Ir man tiesiog pilna tų medžių priauga. Kaip matot. O, geras vaikas mano kiras. Nu tai gerai, nebėda. Turim irono, turim pagaliuko. 1, 2, 3. Medienos pagaliuko neturim šiaip tai, nu, bet koks skirtumas. Pagaminam kirvuką. Naujas jau bus. Gerai. Lipam čia ant šitų vietų, nukertam savo medžius. O Jėzus, kiek čia medžių. Patį viršų pasiekti ir tada bus lengviausia nukirstas visus medžius, kurie mums stoja vaizdą saulės. Nu, kaip čia va nėra, čia va dar medžiai yra. Kiek čia tų medžių. Logiškai, kad ir šakas, bet tas šakas kažkokias įsigimus. Net normalaus nėra. Ši biški irgi man toks keistas dalykas ir kad iš to išgauni šitokį iš ąžuolo, pavyzdžiui, iš džiunglių medžių, iš beržo gauni obuoliuką. Nu, ši biški keistai čia yra. Nežinau, kodėl taip. Nu, čia toks šešiagubas medis. O, kaip matot, mūsų firma efektyvi medžiai, jau prisirinkom virš steko. Kirtam, arba pamokėlių paprašy, kokį nors padarysiu Minecraft'ą. Įsivaizduoju net kokių, kaip pavyzdžiui, patranką pasidaryti TNT, kad šaudytų. O, žiūrėk, dar ne viską net nurinkau. Gerai, pakilsim ir nurinksim. Geras, kiek čia to medžio. Žinokit, aš video stengsiu skelt kuo dažniau, nes, nu, tiesiog turiu dabar pilną laiko, kaip pavyzdžiui būna savaitgalį arba darbo dienomis, nežinau kaip kelsiu, bet dabar radau laisvo laiko ir pradėjau kelt. Man tiesiog surinkom visą savo medį. Nu, man čia, nu, žodžiu, lapai nukris, tai pasirinksim tą visą medį, kuris šiandien krito. Nu, kaip matot, jau turėsim apie 3 stekus, manau, medžių, PM1, steką PM1, bet dar medžių kiek liko daug. Nu tai va, čia lapas stebuklingai atsirado. Tai žodžiu, su jumis buvo aš Zencraft, laikinkit, prenumeruokit, atsisveikinu ir sakau jums ate.